Sportadienis. Deadlifto ir heavy bench session. Jo, labas rytas komanda. Šiandien planas padaryti treniruotę. Atsimenu, kad labai seniai kūriau video, tai ir dar reikia rilsiuką pakurti. Tai viską pabandysiu užfiksuoti, kiek įmanoma nusifilmuoti ir pažiūrėsim, kas gavosi. Tai kad gerą treniruotę padaryti, reikia gerai pavalgyti prieš treniruotę. Tai planas, va dabar jau ryžiai jau šyla, tai jau buvo išvirti geras 18 minučių, kai šyla, tai aš čia bandžiau pasiruošti ir kartu maišysim 5 kiaušinius. Čia va šiek tiek daržovių, tai iš tikrųjų ryžius jau galiu traukti, jos reikės 100 gramų, 100 šiam, su 5 kiaušiniais susiplakt prieš treniruotę. Va vienas geresnių prie workoutų. Tada reikėtų dar vandens litrą iki treniruotės išgerti, varysiu į paštą, tai iki to laiko viskas naudosiu. Tai planas pakurti rilsą. Galvojau, kad rilsą aš nieko nebeturiu naujo. Tai tarp savo visų senų tiek flyso setų reikia ištraukti legendinį Galaxy setą. Galaxy setas, jisai bus šiandien pagrindinis kostiumas, su kurio dirbsiu štangos spaudimui. Tai pabandysim kažką iš jo išgaminti. Tai ką, kol valgysiu, manau, kolektyvas dar pakalbėsim. Tai pasakykit, kad jo Galaxy setas visai gerai atrodo. Here we go. Hop. Va, medinis šitas. Easy. Šiandien gal reikėtų kokio Hanso įsidėti. Būtų biški lengviau susivalgyti. Nu ką. Op. Viskas. Makros irgi va taip paskaičiuosim. Turim daržovių. Daržovių. Kaip biški druskytės Himalajų. Čia viskas geriau eitų. Biški pipirų. Ir we ready to go. Perstatysiu kamerą. Žiūrim. O, papa. Ryžiai. Agurkai. Pomidorai. Reikia šaukšto. And we are ready to go. O, litras vandens, kurį turiu sunaudoti iki treniruotės. Ir dabar visas planas šios suvalgyti. Biški permėsiu, ką aš čia galvoju. Jo, esu jau susiplanavęs, kad darysiu treniruotį. Mačiau labai ilgai spausiu, tai kol ilgai spausiu, planas yra su Galaxy setu ką nors nufilmuoti. Tai visai nieko bus išnaudotas ir laikas. Ir bus įdomu ir smagu. Visiškai katė tokia bus, nieko nesu ir suplanavęs, kaip ten kas, kokie bairiai. Gal biškai kokių bairių esu sugalvojęs, bet labai minimaliai. Tai 108 gramų ryžių yra 100 skiam angliavandenių, 100 yra 8 gramų, nu tai čia 100 šiam, 108 apie 100 gramų anglių, 5 kiaušiniai yra 5 gramai baltymų. Tai čia viskas yra prieš treniruotę, valandą prieš reikia susieiti. O planas šiandien, kas čia per planas šiandien, žiūriu programą. Deadliftai 4 po 509, tai čia užsimerkęs darysiu. Ir tada deficitai deadlifto, galbūt ramieniškai ir kėdėjai tiesimai nugaros. Tai štangos spaudimas 100 šiam su Galaxy setu. Žiūrėsim, kaip išeis. Pradedam savo maisto valgymą. Šiaip iš tikrųjų, žinai, yra reikalų. Visą šitą dalyką suvalgyti bus reikalų, bet aš jau pratęs, tai tikrai ištemsiu dar lengviau deadlifto treniruotę ir bus žymiai smagiau. Kitas niuansas apie pre-workoutus. Šiaip aš mėgstu kokį energetinį išgerti arba dar kažką, bet dažnai turiu ir vaisių, dar kažką šitos serijos. Bet šitą gerą prikolą mačiau. Žinai, ten kas nors maišo visą salį, tai nežinau, kreatiną, glutaminą, dar ką nors savo minkės
Prevorkautas, nedaug dievė, prevorkautas su energetiniu, kad spalvas geriau matytumėt. O tu toks kampes, kaip gorila, sėdi su savo vandeniu ir bananais ir maišai ir eisi traukti ant 200. Tai planas yra tą ir padaryti. Nuvažiuot, padaryti gerą treniruotę, pažiūrėti, kas gaunasi. Žodžiu, valgau ir galvoju, kiek čia gali iš tų dalykų suvalgyti. Šiaip man, pavyzdžiui, ryžiai žiauriai skanūs, nes aš nemečiau svorio su jais. Man labai mažai naudojom angliavandenio. Kitas dalykas, tikiuosi prisiversiu YouTube savo kitą ciklą metimo svorio nufilmuot, kad jums pamatyt, kaip yra mes svorį lengva. Augint svorį yra NX šakės. Aišku, ant picos dar kažko, bet kai tau reikia labai daug suvartot baltymų ir angliavandenių gerą formą, tai yra neįmanoma. Nu, kaip neįmanoma. Ir sako, nu, tipo, maistas yra jo, jis išeina gana brangiai, bet tas brangus laikas, kurį aš dabar valgau. Galėčiau kažką spaudyti, žiūrėti. Šį kartą pasirinkęs kalbėti su jumis. Bet visada suvalgyti reikia laiko. Atsisėdi, taip nepatogiai, patogiai valgai. Bandysiu vis tiek kažką sumaigyti, susidėlioti. Visos savaitės planus, tarkim, ten treniruotės, aš dar kažką visą laiką stengiuosi suderinti. Iki pat galo. Jo. Kodėl tiek mažai trauksiu? Tik 100 dienim. Naujas ciklas. 2 PM, 3 po 5 užbaigiau. Metas pradėti kažką naujo. Berods 8 savaitės liko iki varžybų. Manau, savo rekordus išeis pasigerinti, bet ne kiek norėčiau. Nes visada viskas yra į laiką įtakota. Praktika. Varžybinės praktikos jau yra. Esu gavęs ir labai stipriai malkų. Ir esu gavęs baranką. Nieko baisaus, gera pamoka buvo. Bet rudenį buvo revanšas su savim. Be angliavandenių sportuot. Tai kad jums suprast. Štangos spaudimą turiu omeny. Nepritupimus. Pritupimai tai irgi žoskai nukrito. Bet va dabar, kai valgau angliavandenius, tai 100 kg nuo krūtinės buvo žiauriai sunku paspausti 1-2 kartus. Blemba dabar 8 serijas, po 5, po 4, nėra ką veikti 100 PM. Ir viskas, kas yra, tai buvo angliavandenių žiauriai mažai, nu tipo iki 5 gramų, o dabar angliavandenių yra apie 600 per dieną. Tai čia yra kosmosas. Pusę jau beveik suvalgau, ne pusę, trečdalis suvalgau. Neina. Kaip neina? Tiesiog jau tipo atsisėdi, nori, nenori valgai. Maistas yra sveikas, geras. Gerai jausiuos per treniruotę. O tai yra svarbiausia. Dažniausiai naudoju rankšluostėlį, nes visą laiką tas maistas jisai visur lieka. Čia gali kiekvieną dieną sur pagaminimą. Iš tikrųjų. Bet tingu nieko čia nespėjau susitvarkyti. Nes kai sportuoju, jo, aukoju savo laiką darbo, kad ne uždirbti pinigų, bet kažką pasiekti, o visas kitas laikas eina darbui. Bet tai yra normalu. Kas dirba, sako, tas turi. Bet neturi laiko, bet turi pinigų. Tikiuosi, gal jums patiks. Jeigu ne, tai
pasiliksiu po to kitą startą. Gal primėsiu svorį. Būsim įdomiau. Bet dabar šitą kelionę irgi įdomi. Tai kad kažką atsimint, nuo ko padėjau. Biškį atsiminimo video. Vienintelio dalyko, ko gailiuosi, tai kad nefilmavau praeitų čempų. Filmavau, bet filmavau juos tik tais Instagramo režimu, tipo. Tokia kaip porą nuotraukų, porą video ir viskas. Bet tokio kaip pirmo, kaip blogas jisai buvo, nedariau. Nežinau, darysiu irgi dabar, nes labai daug susikaupimo reikia. Bet jeigu jums būtų įdomu video iš vidaus, tai pasakykit. Jisai nebus kažkoks mega ultra greitai editai ar superkatų kažkokių. Tiesiog ilgas video apie gyvenimą, kaip daryti kokį pratimą, ką patart. Ir tą ir važiuosim. Dar negeriau vandens, nes sunkiai maistas. Beveik viskas susidėjo, man atrodo, į treniruotę. Beveik apsirengęs treniruotę. Taip. 2 valandą jau turėčiau sportuoti. Vienas dalykas toksai įdomesnių, tarkim, dažniausiai taip ir būna, kad kokios traumos, dar kažkas jau šoka iki varžybų lygus nedaug. Aš vada tokį hamstringą klubą turiu tait. Nežinau, kaip jausis deadliftuose. Bet dažniausiai biškį apšylė. Ir po to būna viskas žiauriai gerai. Jo, kaip aš ką čia gaminu, tai po žiauriai maistas jisai tikrai paprastas. Gal ryžiai tie prapangesni iš promo arba kitų parduotuvių. Ir viskas. Rock saltą įdedu, vieną užsukimą ir ryžius iš čia užtenka. Druskos niekur nevengiu. Vandenį dabar dažniausiai naudoju irgi šitaip, kad nepamest. Minimum 4 litrai dieną būtų. Žiauriai varo į tualetą, bet kad negerti jokių vaisvinų, nieko. Tai kiek įmanoma daugiau naudoju vandens ir žiūriu, kiek išgeriu. Dabar vidurkį stebiu gal. Dabar 5 savaitė eina. Tai maisto klaidų yra labai mažai. Jų yra. Miego klaidų yra biškai daugiau, reikėtų stoti scrollint. Iš tikrųjų, tas scrollinimas jisai toksai, kai tu ieškai kažkokių gal idėjų, arba dar kažką, o visą kitą tai tu bandai savo grafiką susidėlioti savaitėm, arba jeigu kažkas keičiasi, kad tuo metu dėliotis, nes dirbi, jeigu iš žmonėm, jūs turėtumėt suprasti, kad bet kas bet kada gali atsitikti. Ir tu išmoksi reaguoti tai. Apie valią būtų galima čia šnekėti, nežinau. Neužtektų tiek laiko YouTube'ai. Nes ant jos ir disciplinos panašu aš dabar tik tais ir važiuoju. Dar neaišku, nuo ko pradėsiu. Tai yra varžybų, kokie startai bus svorio. Dar noriu duoti savo pasižiūrėti, įsivažiuoti. Tai kaip jausiuos. Jaučiuosi dabar gerai, kaip žmogus dirbdamas nuo 6 ryto iki 9 vakaro. Bet šeštadienį turiu savo, tai jis yra visiškai neskubant. Galvoju, gal spėsiu
visus tuos savo gyvenimiškus darbus pasidaryti per šeštadienį. Taip ir yra. Kaip jau ir girdisi į pabaigą, nieko neliko. 108 gramų ryžių, 5 kiaušiniai. Ir čia kiekvieną kartą yra tas pats. Čia yra šuns maistas. Nėra, kad gražiai atrodo. Šiuo atveju, jeigu nori kažkokių rezultatų, tai tavo maistas, jisai turi duoti tavo energijos. Tavo papildai, jie neturi būti skanus, jie turi tau padėti. Ir jeigu vadovausitės tokia taisyklė, bus labai, labai gerai. Maistas yra pats svarbiausias piramidai, o visa kita, ten papildai toliau tikrai eina vėliau. Jeigu nesugebat suvalgyti makros, kurių jums reikia, ne nuo papildų pradėkit. Tuščia. Nu ką, į paštą. Ir tą laiką susileisiu vandens. Turėtų būti lengva. Ir tada važiuojam sportuoti. Vamos. Paskutinis warm-up setas.
108 ant vieno, tada 109, 4 tokiais. Antras setas 109, silpniausia dalis yra kojom, hukas ir iš nugaros lengva yra pakelt, dėl naudoju strepsus, kad būtų sunkiau, kad dirbtų tik kojos. Let's go. Skaniai. Trečias priėjimas, 109, turėtų būti toksai cinematic kadras. Važiuojam. Juhu, skaniai. Tęsiam deadliftus toliau nuo deficito 165. Trys po 6 raf tuščiom rankytėm. Hook, grip, baby. Vamos. Here we go. Iš deficito stipriai nugaros apačiai. Važiuojam ir siurbiam kartu. Deadliftas iš pakilimo, tai yra su deficitu, šiokia tokia pakila. Tikslas nėra kuo daugiau svorio pakelt, tikslas yra sustiprinti nugaros apačią ir kad kuo stipriau kelt iš apačios. Tai yra antraeilis mano deadliftas, čia yra variacija, tikrai nereikia išsikrauti, jau naudoju hook gripą,
tam, kad gripo šiek tiek nepraleisti, nes pirmas deadliftas jisai buvo visiškai galo iš šonų. Tai kad nugaros apačia būtų dvi tokios daktariškos dešros, reikia tokius deadliftus daryti. Važiuojam paskutinę seriją. Deadliftai baigti. Laikas važiuoti į spaudimus. Juhu. 10 repsų būtinai su tuščia. Gerai sušilt. Išsijudint biškį. Planas iki 100 šiam davažiuot kažkaip šiandien. Let's go! Set numero 2. Šiam kg ant 5 kg. Gut. Antras apšilimo svoris 100 kg ant 5. Šimtas 2 ant 3. Vis dar šilam. Vamos. Dar vis apšilimas, 100 kg ant 1. Laikas susikaupt. Check in. Let's go. Štavinis. Reikėtų vėl. Vienas. Easy. 2. Let's go. Vygo. Papa. Pasiruošę. Steady. Go. Skaniai. Go machine. We are ready. Set. Vamos. Skaniai. Jo, šiandien lengva kardio treniruotė. 100 šiam pasispaus, bet kolektyvas svarbiausia, kad jūs žinotumėt, ne
kiek turi, bet kiek gali duoti, turi duoti dar daugiau gerų sportų jums. Kai jau, kada ateina jėga, matosi išlaikysenas. Nu. Po treniruotės išgerta buvo proteina ir dabar round 2. Lašiša, ryžiai, kiaušiniai. Let's go. Gana ilgai užtruks. Spėsiu nusiprausti ir įsiskalbti. Įsipilu biškį vandens. Roksalto biškį. Op. Įsidedu. Fast cook. Važiuojam. Pradėsiu nuo 2. Pufti. Pufti. Tilps gražuoliai, kurie dėsis. Ne? Galbūt reikalų. Vis laiką 4 yra reikalų sutalpinti, bet turim. Užsidengiam lašišą. Lašiša čirškia. Jo, baltymus gerus surinkti yra tikrai reikalų. Ar jautiena, ar lašiša yra pagrindinis mano dabar šaltinis. Aišku, kas be ko kiaušiniai. Kiaušinių turiu, kad nesustotų apsakus. Reikia pasidaryti daržovę. Labai paprasta. Vienas pomidoriukas. Šį kartą dar dėsiu agurką. Vieną ilgą vaisę. Kaip ir visko naudoju. Biškai labiau patinka man jį padruskuot. Tai ir pomidorus, ir agurkus biškai prieskoniais. Čia nieko baisaus. Druska eina tik į sąnarius, o ne į pilvą. Į pilvą eina bulkutės. Nemačiau, kad čia tokią šviesą turiu. Visai legit. Reikėjo pjaustyti su ją kartu. Praktiškai dieną padariau. O jo, ant kameros taip ir atrodo. Praktiškai diena. Užteks šitaip. Tai daržovės. Ček. Lašiša. Vis dar kepa. Ryžiai, jeigu paklausysit. Garuoja. Burbuliukai. Vanduo išeina. O rilsas. Check. Still making. Lašiša baigė kept. Darom keitimą. Ryžiai jau išvirę. Liko tik tais kiaušiniai. Kepą ir kiaušinius maišysim su ryžiais. Viskas, šuns maistas paruoštas. Neišsikrenta. Sus. O. Ramu. Kiaušiniai. Dan sutrinam. O. Vyrė košė, vyrai atsilošia ir lengvas startas, o 2 gabaliukai lašišos. Kitam kartui, kita pusė su manim. Šuns maistas ready ir šiek tiek daržovių. Va, taip atrodo maistas.